gydytojo darbas ir endobiogenikos specialisto darbas turi būti atskirtas, bet šiaip šitos sritis, klasikinė medicina ir alternatyvi medicina gali viena kitą papildyti. Man labai patinka tas pavadinime papildoma ir alternatyvi medicina, man labai patinka žodis papildoma. Nes iš tikrųjų tai gali būti kaip papildomas būdas žmogui gauti daugiau informacijos apie save, apie savo organizmą, sužinoti, ką jis daugiau gali padaryti dėl savo sveikatos. Ir šitos sritis yra puikiai suderinamos. Tik tai kiekvienam dalykui yra savas laikas. Ir žinoma, kad aš netgi savo išrašuose visą laiką rašau, kad su kiekvienu nusiskundimu pacientas turi kreiptis pas savo šeimos gydytoją. Nes tai yra, kaip pasakyti, ligų gydymas, diagnozavimas yra gydytojo darbas. Endobiogenikas, nei jisai kažką diagnozuoja ligas, nei jisai gydo ligas, jisai gali lengvinti negalavimus, sveikatos sutrikimus sukeltus negalavimus.